Kliento objektui suteiktų paslaugų puslapyje matome paslaugų suteikimo aktų duomenis ir tai, kad šios aktus vis dar galime redaguoti. Tai reiškia, kad jų duomenys dar nebuvo panaudoti formuojant sąskaitų eilutes. Formuojant kliento objektui suteiktų paslaugų aktus, kuriuose jau buvo pastolių perdavimo, grąžinimo ir pardavimo aktai, įtraukėme juos su datomis, kurios atitiko anksčiau programoje įtrauktų perdavimo ir grąžinimo aktų datas, nes šios paslaugos buvo susietos su atitinkamu pastolių perdavimu ir grąžinimu. Kaip jau minėta vaizdo instrukcijoje, skirtoje paslaugų teikimo akto formavimui, pastolių judėjimo kliento objekte puslapyje matome, kad galime tik peržiūrėti jame esantį perdavimo aktą, tai reiškia, kad jo duomenys buvo panaudoti formuojant sąskaitų eilutes. Perėję į kliento objektui suformuotų sąskaitų eilučių puslapį matome, kad sąskaitų eilutės už suteiktas paslaugas dar neįtrauktos. Paspaudžiame mygtuką naujinti sąskaitų eilutes ir programa išleidžia pranešimą, kad to negali atlikti ir nurodo priežastį. Tam, kad pašalinti problemą, turime ištrinti šiam kliento objektui suformuotas sąskaitų eilutes. Iš objekto puslapio atsiveriame šio objekto sąskaitų eilučių puslapį, pasidarau ekrano kopiją, kad galėčiau matyti išrašytų sąskaitų numerius ir datas, kurios bus anuliuotos, kai reikės pertvarkyti šias sąskaitas, įtraukiant suteiktas paslaugas. Paspaudžiu mygtuką trinti visas suformuotas kliento objektui sąskaitų eilutes. Naudojamas šis mygtukas, o ne trinti suformuotas kliento objektui sąskaitų eilutes, kurios dar neįtrauktos išrašytas sąskaitas, nes šiuo atveju nėra sąskaitų eilučių, kurios nebūtų įtrauktos į išrašytas sąskaitas ir užtektų ištrinti tik jas, kad galėtume atlikti tolimesnius veiksmus. Atidaromas puslapis su sąskaitų, kurias reikia ištrinti sąrašu, kad galėtume ištrinti visas klientų objektui suformuotas sąskaitų eilutes. Ištriname sąskaitas, o tada ištriname sąskaitų eilutes. Vėl atsiveriame šio objekto sąskaitų eilučių puslapį ir spaudžiame mygtuką naujinti sąskaitų eilutes. Sąskaitų eilučių sąrašas papildomas sąskaitų eilutėmis, suformuotomis iš suteiktų paslaugų duomenų aktų. Sunkvežimis su kranu, montavimas, sunkvežimis su kranu, demontavimas. Kai naršyklės lango atskirame skirtuke atsidarome suteiktų paslaugų objekte puslapį, matome, kad galime tik peržiūrėti paslaugų suteikimo aktus, tačiau nebegalime jų redaguoti, nes neliko oranžinio mygtukėlio, kuris spustelėjus atsidarytų šių aktų redagavimo puslapis. Tai reiškia, kad šių paslaugų aktų duomenys jau panaudoti sąskaitų eilutėms formuoti ir tas eilutes galime matyti sąskaitų eilučių puslapyje. Suformuojame sąskaitas su ištrintų sąskaitų numeriais ir datomis, bet dabar įtraukiame ir paslaugų eilutes.
Sukūrę sąskaitas matysime jų atnaujintas versijas atitinkamuose išrašytų sąskaitų puslapiuose.